Sveiki, draugai! Šiandien atvykau į Bangą ir turėsim suaugusių treniruotę. Tai, kaip žinot, pradėjau važinėti dviračiu, tai pažiūrėsim, kaip seksis ir tiesiog noriu išmėginti naują kamerą. Tai tuo ir pradėkim. Va. Žinoma, kiekviena treniruotė turi prasidėti nuo gero apšilimo. This? Yeah. And then what? Not really like this one. You move here, you move here, and then you turn around for this, Yeah. 5, and 7. Yeah? You straighten up, you do 3 push-ups. And do again now, left. Yeah? Line is good, stable, wonderful. Good. Now there's the shift one hand. Now this is one leg. And let's put it down and this is another one. Po apšilimo dar truputį prasibėgt ir bus galima važinėti dviračiu. Possible. And now put one hand like this and the front, right? Back. Apšilimo dalis baigta, užsidedam apsaugas ir į skate parką. Now we're gonna do a couple of circles just for the bike control. So first we would be able to do like a really turn like this, yeah? Let's do a circle without pedaling, like a roller skate. Maybe the bike, the fly, tight, and jump off the bike. Jump back. Last circle, we're gonna push back and jump. Pastabdžiu nespausai. I want you to jump with it, and the main important thing I want you to land softly. Šitą vietą nesimatė, bet man nuslydo koja ir pedalas perrėžė mano blauzdą. Tiesiai blauzdą. Ir turit šonų lygį viršų. Atvažiuojat, pritupėt šuoliukui ir save neša. O taip, ne, aš save nešu ir dviratį pritraukiu ir išlyginu. Yeah. Very good. Po basic pratimų perėjom prie sudėtingesnių ir mokėmės disaster.
jeigu ratas buvo kreivas, tai bus tiesas po šito. Gerk ir įsistatyk. Puikiai. Na, reiks pradžioje labiau sekėsi negu dabar. Gerai, biškai atsigauk. Pabandom šitą. Na, tai tipo, man tiesiog čia apsisukti ir ten užvažiuoti. Pradžiai užvažiuok, ar užvažiuoji ir užlipi. Ką dabar? Padaryk tokių porą, kad tu važiuotum. Čia, kad tu užvažiuotum ir nuvažiuotum. Bandant šitą užvažiavimą ir nuvažiavimą, problema buvo ne užvažiuoti, o nuvažiuoti, nes nuo tokios statumo rampas dar nebuvau bandęs nuvažiuoti. Eina! Step by step. Step by step, jo, labai gerai. Šitas buvo perfekt. Na ir žinoma, treniruotės pabaigoje gaunam pusvalandį laisvo laiko, kurio metu galime daryti, ką nori. Štai tokia yra ta suaugusi treniruotė bangoje. Kiekvieną savaitę pavargstu. Bet jeigu norite išmokti važinėti dviračiu, užsukit, kviečiu prisijungti. Labai smagu. Visus kontaktus rasit bangoje ir susitiksim kitą video. Iki.